O štai va, atvykęs ir Paulius, atostogaujam, va, dabar užsiėmęs dirba rimtai. O jam alkytės. Jo, svarbiausia pirštą. Išsaugok. Kursim, va, atostogausim, va, štai. Savo firminį šašlikiuką jisai darys. Na, žiūrėsim. Na, Paulius savo ūrę kulinariną. Dedam alkytės. Mažasis padeda. Ginelė rusena. Varna rėkauja. Laukiam, kol bus anglių šašlykam. Aišku, telefonu. Dabar filmuoju, kai sakoma, GoPro pasidėti, gal paskui pasimsiu. Aš tai va jau kepa. Pas Pauliukas Bastedas prižiūri, saugo savo meno kūrinį. Saulutė šviečia. Nu, kvapas, kaip visada, skanus. Per vaizdą nepajausit jo. O firminiai šašlikiukai. Su garnyru iš karto. Viskas čia namie nereikia jokių priedų papildomų. Na, štai jau Pauliukas jau iškepė. Aha, kaip gražiai atrodo. Nu, rinkitės iešmą kokį norit ir stūgam. Ir eisim degustuoti jo. Jaučiu, žinai kokį? O šitą, va. Eisim Paulius kulinarinį šedevrą ragauti. Rinkis iešmą. Imu šitą. Gerai. Stūgam. Aptarnavimas kaip restorane. Nepamiršk arbatpinigį. Būtinai? O, dėkui. Sekantis jam. O ką, randamės Luna parke, pavalgėm, papietavom su Pauliuku ir dabar einam, išbandysim. Šedo siaubo kambarys yra, o bilietukai, einam. O, vaikas pavažiavo, aš laukiu eilėj. Kada kas čia bus baisaus. O, jausim. Ten vaikai reikia, turbūt gąsdina kažkas jau. O, kokia mokylė. O! O, šviesa pasirodė. Tunelio dalesnai. O, išvažiavom. Paulius stovi su kokteiliuku ir galvoja, į kurią pusę pasiduoti, į kurią čia karuselę jam patraukti. Štai truputį pasisupam viską ir dabar keliaujam toliau link namų. Dabar jau. Grįžę va po visų karuselių viską su Paulium sėdim, darom kai kompiuterinę, eisim pažaisti. Pultelį paruošti. Mobilioji kompiuterinė. Taip, šventojo visi, viskas įmanoma kaip nori.
Segos pultelis, viskas Segos žaidimai. O, Nintendo Switch, Nintendo pultelis. Nu, tai dabar suplėksim su Pauliuku kokį žaidimuką. Šitą. O, Pauliuku, varom, mane negaliu filmuoti. O, jie reikia bėgti, kol nenumušė. Jau mane muša. Aš jau iškritau, mane į pavėsį išleido. O Paulius susikaupęs Dar kapojamės. Dar kapojamės. Nepamirškit paminėti, ir mumis ėda čia. Odai. Arbiausia, ne kiek žaidimė čia mum ėda, čia mumi odai iš visų pusių. Įsimėm. Buvom, pavakarojom, pasidėjom, pažaidėm. Lietus užėjo, ką veikti, tai Paulius kaip netoli čia išvažiavo namo. Kaip sakiau, parodysiu, namukas yra, nu. Aina pasižiūrėsim. O štai galime pasėdėt. Sako, lietus pliaupia dabar yra. Viską, va štai kaip irgi čia keli namukai. Gražiai padaryt apšvietimas. Nu, Aina, apsidairysim. Va štai einam. Pasidėgiam šviesą ir štai va, televizorius koksai, o čia retro, tai galima žaisti iš karto. Jungus dvi lovos plačiausios įsitėse. Šaldytuvas, tuvėlė, viskas vietoj, reiks nieko savo vežtis. Šeimininkai saldainių padėjo pasivaišinimui. O, kaip viskas. Čia tokie va pernai, kaip, jeigu ką žiūrėt, matėte, kaip buvo. Šaldytuvas, va, spinta, o čia yra vonia. O štai galima spėti šviesą. O štai kaip vonios visko yra. Popierių užstatėta. Reikia. O, toks dušas, nu ką, tik nusiprausti ir užtenka. Pats tas, tokia sakoma. Ko norėtų atvažiuoji pailsėti, kokias patogumais, tai va, tokie va patogumai, ne tai kaip reikėti į tualetą, kažin kažkur tai televizorius nėra, kažkas vežas. Na, aišku, poilsis, bet norisi kartais ir, kaip sakoma, biškį ir tokio serviso kaip namuose. Tai va, štai va, taip va. Tokia vieta šiemet. Labai smagi faina, va, galima, pažiūrėjau, čia ir pasidėt, pagulėt, va, galima, kai geras oras. Nu, bet ką darysiu, aš tai. Tokia namukas. O, lietus kaip įgėjo, tik tik apliaupė, va, štai kaip viskas. Kaip gražiai. Bet oras, va, štai Paulius, ką veiksim. Jam kaip prie pat tai išvažiavo, nu, man kaip kelias tolimas, tai teko būt su šeima. Paulius norėjo čia į viršų užlipti, bet kadangi kai lietus sutrukdė, išvažiavo namo. Nenusimink, Paulius, kaip ir jūs, žiūrovai, kai žiūrėsite, bus video apie tą apžvalgos aikštelės ant bažnyčios. Aš lipau, nufilmavau visą kaip vaizdą iš viršaus. Ir dabar man lietus nustojęs, keliauju kitą pusę Šventosios. Dar neteko pasideginti nei šio nieko. Tokie orai, kad šitą vasarą visa pas mus nelabai kokia. Tai lietus, biškį truputį saulės duoda, vėl lietus, gal dar pavyks. Reikia nenusiminti. Tikėtis geriausio. Dabar, kaip visada, einu kavos. Nes kaip be kavos rytas. Dar gerą gabaliuką dar reikia paeiti. Ir matau, reikia aparatą kavos. O štai jau kava. Rankoje einam, čia va, yra kavinė žioja dukros. Mes einam pavalgyti. Sako, visi būna, ai čia brangu, pajūri ten viską. Aišku, bet kur šoksi, taip kainas yra. Bet paieškojus, man rasti ir, kai sakoma, krikščioniška kaina,
Ir kainos, kad normalios, čia viską galima meniu pasižiūrėti, pakabintas, o pusryčiai iki 12, o kokie. Pizzas va pasiėmiau po 10 euriukų, buvau pizzą, kaip ir miestą, tas pats, kaip ir didmiestį, kitam ne prie jūros. Kas svarbiausia, skaniai daro, kaip reikiant, viską. Čia, kas būsite, rekomenduoju užsukti į Žvejo dukros kavinę pavalgyti. Na, mes su kava keliaujam, irgi kaip visada. Ankstyvas rytas, 8 valandos. O darbo diena čia judesio dar tokio nėra. Daug vėliau. Pažiūrėjau, kai sakau, negulėsi vieno vietoj. Na, kaip ypač, kaip lyjo lietus vakar, tai jau šiandien reikia dar pasijudinti, kol dar nelyja, nors prognozija rodo, kad nebus lietaus. Kinava kokia yra. Valties likučiai. Likti. Visą gatvelę kaip tuščia. Tik tai važiuoju, tvarko bildą. Ar visi miega tinginiauja. Gamykla. Galera. Ruošiasi darbuotojai. Va, tai visa šventoji pagrindinė gatvė. Aišku, daug čia tokių yra gatvelių. Na, bet namukai, sakai ten. Namuko pagrindas, kas įdomiausiai. Visos pramogos centre, nu ir jūra, link kurios dabar einame. Pernai tai tą gatvelę pavažiavus ten truputį dešiniau buvom, bet galite pasižiūrėti pernai kelionės. Atostogų video. Kaip gyvenom ir kaip šiemet, tai čia, prabangiai, na čia tai va, Viščiūnų poilsiavietė. Galvojama netoli. Maljorka va vietoje yra, nereikia važiuoti. Poilsiaustite. Na, štai kaip ir galas Šventosios. Nu, kokia žuvis pas Jurgitą, natūraliai rūkyta. Dar visi miega. Kiti jau prie upės nameliai, bet daug kurio. Vainam kila kažko darbo diena, tai vietų yra, savaitgalio. Vėl prigužės bus pilna. Čia tokia pakraštys. Eisim per tiltą. Dar truputį tęsiasi Šventoji. Viščiūnų plantacija. Štai Šventosios žemėlapis. Tai. Ta gatvė, praeiti, nieko nėra. O, pagrindinė. Jūros gatvė. Kopų centras. Esam čia. Vaikščiojom to pusę. Nu, dabar eisiu čia. Dar paeisiu iki šitos vietos. Tai po to pairiu atgal. Iki pat Šventosios ir pro čia grįšiu atgal. Nedidelis kurortinis miestelis. Nueisim į skulptūrų parko, dar yra su šitą kažkokie lankytiniai objektai. Bežionį tiltą priėjom, bažnyčią matėt, švyturys tarp medžių truputį kyšo. Skulptūrų parką, Žvejo dukros irgi nufilmuotama, kaip tik akmens amžius, Žemaičio Alka. Ai, skulptūra Baltijos aušra. 7-tukas. O, tai va, ten nufilmuota yra ir mes pamatysite, dabar einame iki to akmenų parko. O po to va, iki tos 6 vietos tas Žemaičio Alkos. Pernai buvau filmavau. Bet eisim, pažiūrėsim, gal kas pasikeitė. Girdys jūros sušimas, na įdomu, kaip čia šiandien jūra. Praeinam Bežionio tiltą. Šunim draudžiama. Instrukcija, kad draudžiama tiltų šokinėti laipė turėklais. Mes einam.
čia Šventoji upė. Taip teka ten tolin, kur įteka į jūrą. Daisim iki tenais. O tiltas vienas siuboja. Žmogelis išžvejoja. Einam iki. Žiūrėti iki skulptūrų akmeninių. Einam privati teritorija. Baumas. Vaikščio galima. Energetikas užvaldė šventąją. Čia var spa ir viską, ir sanatorija. Žiūrėti skulptūrų. Gal pagrindinių takelių einant keletą. Apžiūrėsime. Atgal į jūrą. Asotis kažkoks. Indas. O panašiai spėjau. Indas vadinasi. Prieš vėją. Prieš vėją nepapūsi. Sąlytis. Kažkokia įdomi. Vanduo. Nu, čia vandenį panašu. Sveikatos centras energetikas. Apsiniaukia. Gal negausiu lietaus. Štai grįžtant. Čia jų daug. Pažiūrėsim įdomesnių. Stalas medžio, koksai padarytas. Saulės laikrodis. O, čia auks įdomus. Nei moteris, nei kas. Apžiūrėsim. Muzika vadinasi. Įdomi. Matome dar įdomesnį katuką. Eisim pažiūrėti čia. Ne vienas kultūrų parkas. Rudens fosilijos, va štai. Čia koks įdomus balsas. Tam toliau. Čia kaip žmogelis akmenį apsikabinęs. Sveikas sugrįžęs. O, sveikas sugrįžęs akmenuką. Liekant, aišku, to laimingo kelio. O, išlydi, kad laimingai pravažiuotų poilsiautojai. Viską. Pakrašys viskas, o, laukai. Miškeliai. Dabar, pažiūrėsim. Katinas yra. O, kaip į ant takelių man nereiks grįžti atgal ir įdoisim. Koks katukas Spa Amber Palace. Čia mums katukas fainas. Su šito šviesuliu. Taip, paliekam šitą akmenų parką. Sakom, matą. Apleista aikštelė, aišku, apšienauta, ten likusios čiuožyklos truputį viską. Čia būdavo daugiau. Tais laikais iš įmonių gamyklų suvažiuodavo. Šiaip tais daugiau. Nu, dabar verslininkai žiūri, kad vietoj. Nu, keičiasi, viskas keičiasi. Na, tokia aikštelė būtų pramogom padaryta. O to čia smagu. O, štai. Paliekam. Ten kelias link jūros yra, bet mes dar paeisim to kitų keliuko truputį.
Tai tą keliu prieinama kemperių aikštelė. Žmonės su kemperiais suvažiavę viską. O čia Žemaičių Alka yra. Eisim pasižvalgyti, visada aplankauti reikės. Šventąją. Kemperiuko. Koks takelis veda. Skulptūros su pavadinimais, viską yra. Viską padarytos, va štai. Žemaičių Alka. Žinoma, žmonės žino jūros. Labas rytas. Va, vieni grįžta nuo jūros, o aš einu link jūros dar. Ta keliu. Pagal jo lošimą iš šitos pusės, tai jau bus nemažos bangos jūroje. Va, įdomu, įdomu. O nebetoli. O, nelabai jūra tokia pikta. Nėra pikta jūra. Taip atrodo kaip prieš kopą. Ir visi. Pabangavusi turbūt naktį čia. Bet neblogai. Nušoviau batus. Vanduo nėra šitas, kaip atrodo. O jau matote, žmonės maudosi, ne? Ne. Man truputį per šaltas vanduo, kad lįsti į jūrą. Čia geriau aš taip praeisiu. Pakrantę. Bevaikščiant, kaip oras pasikeitė. Lietus smarkėja. Reikia kažkur tai slėptis. Viskas pasikeitė. Nelijo, dabar smarkėja lietus. Jūra čia įsismarkavo lietutis. Kažkokiais vokiais. Visur pila, net to nesimato, ten tolumoje nieko. Per lietų. Ai, nu. Kas tada? Grįžti slapės. Ai, nu. Vis tiek. Yra va žmonių, nebijančių lietaus, va, jie pasimaudys, tik šiltėsi vanduo prie tą paplūdį. Lietu tiesiog apsiramino. Kiek čia paėjau truputį. Apstojo, nu iki šitas. Va, ten net nesimato horizontą nuo lietaus. Nu, pabaigo, gal. Prieinu senojo Šventosios tilto likučius. O vėl lietus smarkuoja. O. Vaikas šliopantą palikęs. Miršęs. Tokia rami lankėlė. Čia galvo gali pabraidžiu galima. Ne, nelysime. Paukščiai. Ir dumblas.
Švento irgi Lietuje miestas. Čia visokių paukščių, visokių rūšių. Kasenarai medžioja vadinami paukščiai. Čia buvo vakt. Dingo. Matyti, o snarvė. Oho, kur tai dingo, panėrė. O, išlindo. O, pusryčiauja. Opa, panėrė, matau vienas, nuoja, kitas. Matysite. O, ten toliausiai vienas išnėrė. O, gudrus. O čia šventojate vanduoklė arbatėlė. Antys, skyrai, žuvėdros, visko. O, dabar čia tas lietus. Nedina visas atostogas, ką darysi. Kokie mamukai. Kiek jų čia daug. Gama ten kaip basumas. Šlapės, smėlis, kelias, viskas. Nieko praeisim, pačius kojos. Apsiausim batus. Ar basom keliauju. Nu, va čia gerai įsismarkavo. O, matau pavysinę. Galima čia pasislėpti. Gal apstos. O, kaip gerai. A, nikstukas mane paslėpė. Nuo lietaus. Nu, lietus čia kaip apsiramino, einu toliau. Bet ką, toks oras. Ką čia belieka? Ait namo ir lauk, kol nustot pagal prognozes. Už poros valandų turėtų nustot lietus. O, nu, tas galima. O tada kažkas ir sugalvos.